Norėčiau paprašyti, kad visi klausytojai būtų išjungę savo kompiuterių kameras ir garsiakalbius, kad vieni kitiems netrukdytume, bei klausimus prašyčiau pateikti po pranešimų arba tiesiogiai rašyti į chatą. Taip, šio pranešimo planas būtų, pirma trumpai pristatysiu viešą įstaigą Ekoagros, tada pateiksiu informaciją apie praeitais metais pritaikytas neatitiktis, kaip jūs pasiskirstė ir kaip jų išvengti. Bei atsakysiu į jūsų klausimus. Tai apie viešą įstaigą Ekoagros. Tai Ekoagros vienintelė Lietuvoje nuo 1997 metų veikianti institucija, atsakinga už ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę. Šios funkcijos jai pavestos Žemės ūkio ministrų įsakymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Pagrindinė veiklos sritis tai yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Taip pat be ekologinės gamybos sertifikavimo mes vykdome ir sertifikavimą pagal NKP ir JAF NOP teisės aktus, atliekama patikras pagal Biosus, Demeter, Bioland, Naturalland privačius standartus. Ekoagros nėra teisės aktų leidėja. Jos funkcija yra tikrinti teisės aktų laikymasi ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Ekoagros teikia informaciją ir konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų ir reikalavimų, organizuojam nemokamus mokymus bei atsako į klientų užklausas. Pagrindiniai viešosios įstaigos Ekoagros darbo principai tai yra nepelno siekianti įstaiga. Ekoagros darbo kokybę, efektyvumą ir našališkumą užtikrina vidinės taisyklės, tvarkos ir kontrolės sistemos. Mūsų Ekoagros veikla nuolat tikrinama ir vertinama Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos, nacionalinės mokėjimo agentūros, nacionalinio akreditacijos biuro, išorinių finansinio audito įmonių. Ekoagros klientų anoniminiais 2025 metų apklausos duomenimis įstaigos paslaugų kokybę labai gerai vertina 88% apklaustųjų, o darbuotojų profesionalumą labai gerai, tai yra 93%. Taip, toliau būtų reikalavimus nustatantys teisės aktai. Nuo 2022 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2018-848, kurio yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtos ekologinės gamybos taisyklės, kuriuose apibrėžiamas tam tikrų reglamentų nuostatų įgyvendinimas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtas ekologinės gamybos žurnalas. Taip pat visų teisės aktų aktualias redakcijas galima rasti mūsų tinklapyje Teisės aktai. Priemonės už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija parengė priemonių už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus taikymų tvarkos aprašą, kuris galioja nuo 2023 metų sausio 1 dienos. Apraše pateiktas priemonių sąrašas, kurios taikomos veiklos vykdytojams už ekologinės gamybos reikalavimų neatitiktis jų taikymų tvarka. Neatitikties atvejus pagal reglamento 2021-279 pirmą priede nurodytus skirstymo kriterijus galima skirstyti į mažareikšmius, reikšmingus arba kritinius. Kontrolės institucija vertindama neatitikčių pasikartojamumą atsižvelgia į neatitiktis, kurios nustatytos 2 metų laikotarpiu. Pasikartojamumu laikoma, kai tokia pat neatitiktis yra nustatoma antrą kartą iš eilės per 2 vienas po kito vykdytus patikrinimus arba 2 kalendorinių metų laikotarpį nuo pirmosios neatitikties nustatymų pagal tą pačią aprašo priedę nurodytą reikalavimų eilutę ir tą pačią nurodytų teisės aktų normą.
Nustačius pasikartojamumą, taikomos priemonės už neatitiktį griežtėja ir gali vesti prie sričių nesertifikavimo ar net sutarties nutraukimo. Dabar kokie gali būti tie neatitikčių atvejai? Tai pirmas būtų mažareikšmis, kai atsargumo priemonės yra proporcingos ir tinkamos, o veiklos vykdytojo įdiktos kontrolės priemonės veiksmingos. Neatitiktis nedaro poveikio ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkto atitikčiai reikalavimams. Ir trečias būtų taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą produktą tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateiktus produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. Reikšmingas, kai atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos įdiktos kontrolės priemonės neveiksmingos. Neatitiktis daro poveikį ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams. Veiklos vykdytojas laiku nepašalino mažareikšmės neatitikties. Taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą produktą tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. Ir kritinis, kai atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojų įdiegtos kontrolės priemonės neveiksmingos. Neatitiktis daro poveikį ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams. Veiklos vykdytojas nepašalina ankstesnių reikšmingų neatitikimų arba pakartotinai nepašalina prie kitų kategorijų priskiriamų neatitikimų. Taikant atsekamumo sistemą nėra gauta informacijos, kuri padėtų aptikti paveiktą produktą tiekimo grandinėje, nėra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. Taip, pereisim prie pritaikytų neatitikčių analizės 2025 metų. Dabar pateikiau palyginimą, kiek buvo pritaikyta neatitikčių nuo 2023 ir 2025 metų. Tai iš pateiktos informacijos matome, kad 2023 metais buvo nustatyti 1555 pažeidimai. 2024 metais kiek išaugo, tai buvo pritaikyta 1648 atvejai, o 2025 metais 1546 pažeidimai. Tai džiugina duomenys tai, kad palyginus su 2024 metais, praeitais, tai yra 2025 metais, buvo nustatyti net 102 atvejais mažiau neatitikčių. Toliau pateikta neatitikčių atvejų pasiskirstymas 2025 metais augalininkystės, gyvulininkystės srityse. Tai iš visų pritaikytų neatitikčių beveik 62% buvo mažareikšmės, 36% reikšmingos ir beveik 2% buvo pritaikyta kritinių neatitikčių. Tai toks buvo jų pasiskirstymas. Toliau neatitikčių skaičius viename ūkyje 2025 metais augalininkystės, gyvulininkystės srityse. Tai šioje skaidrėje pateikta informacija, kurioje matyti, kiek neatitikčių teko vienam ūkiui palyginus su bendrai sertifikuojamais ūkiais. Tai 67% visų veiklos vykdytojų nebuvo visai pritaikyta neatitiktis. 23% buvo pritaikyta viena neatitiktis, 7% 2 neatitiktys, 2% 3 neatitiktys ir 4 neatitiktys buvo pritaikytos, 4 ir daugiau, tai buvo 1%. Toliau pats pasiskirstymas, tai daugiausiai pritaikyta neatitikčių praeitais metais. Tai matome šioje skaidrėje, kad pateikta kokios neatitiktis buvo pritaikytos daugiausiai. Pirmoje vietoje matome pirmiausia neatitiktis dėl augalų dauginamosios medžiagos. Čia buvo kaip ir pirmaujanti.
sekančiai pasiskirstę valdos padalinimas į atskirius vienetus arba paralelinė produkcija. Toliau vykdomos veiklos, kurią sertifikuoja užregistravimas. Toliau dirvos tręšimas, tvarkymas ir kenkėjų ir piktžolių valdymas, veiklos duomenų registravimas ir dokumentų saugojimas, informacijos apie gamybos vienetą ir ar vykdomą veiklą atnaujinimas, neekologiškai užaugintų gyvūnų įvedimas be išankstinio leidimo, bendrieji ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimai, tiekėjų sertifikatų tikrinimas bei produktų pateikimas rinkai su nuorodu į ekologinę gamybą neturint sertifikato. Taip, tai dabar pereisiu prie kiekvienos atskirai ir pabandysiu paaiškinti, ką reikėtų daryti ir ko nedaryti. Tai, kaip ir minėjau, daugiausiai netikčių buvo pritaikyta dėl augalų dauginamosios medžiagos, tai, jos kilmės ir naudojimo. Tai 177 neatitikimai buvo nesilaikoma augalų dauginamosios medžiagos naudojimų reikalavimų. Auginant augalus ir gaminant augalinius produktus naudojama ekologiška arba perėjimo prie ekologinės gamybos dauginamoji medžiaga arba su kontrolės institucijos leidimu. Tada be išankstinio leidimo panaudota neekologiška augalų dauginamoji medžiaga buvo 263 neatitikimai. Kontrolės institucija gali išduoti leidimą naudoti neekologiškai užaugintą dauginamąją medžiagą, jei nėra galimybės įsigyti norimos veislės bei rūšies ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos. Leidimas naudoti neekologišką augalų dauginamą medžiagą turi būti gautas prieš sėjant ar sodinant. Ir prašymai gauti leidimą turi būti teikiami ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje organicseeds.lt. Tai toliau matėme valdos padalinimas į atskirius vienetus arba tiksliau paralelinė produkcija. Visa valda turi būti valdoma laikantis ekologiniai gamybai taikomų reikalavimų. Valda gali būti padalijama į aiškiai veiksmingai atskirtus ekologinės gamybos perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologiniai gamybai skirtus gamybos vienetus. Tai ūkinių gyvūnų atveju naudojami skirtingų rūšių gyvūnai, augalų atveju naudojamos skirtingos rūšys, kurias galima lengvai atskirti. Neatitiktis taikoma už tų pačių augalų auginimą. Išimties nėra ir tų atvejų, jei produkcijos iš laukų nebūna. Ši neatitiktis buvo pritaikyta 176 kartus. Toliau vykdomos veiklos, kurią sertifikuoja užregistravimas. Tai neatitiktis taikoma konkrečiai už veiklos neužregistravimą. Veiklos vykdytojas turi užsiregistruoti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal bendruosius ES teisės aktų reikalavimus pagal vykdomą veiklą, tai pašarų ūkio subjektų registras arba maisto tvarkymo subjektų sąraše. Taip pat valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemų vatis dėl fitosanitarinių registrų. Ši neatitiktis pritaikyta 168 kartus. Toliau reikiavusi dirvos tvarkymas ir tręšimas ar kenkėjų ir piktžolių tvarkymas. Tačiau labiau išskirčiau atsiliavimą, tai tokios pat rūšies augalai išskyrus dvimečius, daugiamečius augalus, mišrias daržoves, vaistažoles, tame pat lauke negali būti auginami ilgiau kaip 1 metus, įskaitant ir mišiniuose auginamus augalus, jeigu jie mišiniuose vyrauja. Tokius pat rūšies vasariniai ir žieminiai javai laikomi tokia pat rūšimi. Yra išimtis. Tame pat lauke gali būti auginami 2 metus iš eilės kaip pagrindinės kultūros, jeigu yra auginami tarpiniai pasėliai per žiemą ir laukas deklaruotas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje kaip tarpiniai pasėliai, išlaikant tarpinius pasėlius, įskaitant įsėlį ar posėlį per žiemą, tai yra naudojant kodą TR. Ši neatitiktis pritaikyta 161 kartą.
Veiklos duomenų registravimas ir duomenų saugojimas. Tai ekologinės gamybos veiklos vykdytas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi nuolat tvarkyti buhalterinę apskaitą, pildyti ekologinės gamybos žurnalą ir nuolat, tai yra 5 metus, saugoti visų perkamų ir parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitas. Jos visada turėtų būti pateikiamus kontrolės institucijos darbuotojų prašymu. Neatitiktis pritaikyta 124 kartus. Toliau informacijos apie gamybos vienetą ir ar vykdomą veiklą atnaujinimas. Tai veiklos vykdys per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki oficialios kontrolės vietoje dienos turi raštu informaciją apie visus veiklos pasikeitimus, tarp jų ir apie atitinkamų praktinių priemonių pasikeitimus, kurių ėmėsi siekdamas užtikrinti reikalavimų laikymasi. Tai iš esmės bet koks pasikeitimas, jeigu įvyko ūkyje, privaloma pranešti mums. Tai ši neatitiktis pritaikyta 78 kartus. Neekologiškai užaugintų gyvūnų įvedimas be išankstinio leidimo. Veisimo tikslais, siekiant įsigyti neekologiškai užaugintų gyvūnų, būtinas kontrolės institucijos leidimas. Ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologiniais akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazė yra pasiekiama interneto adresu organiclivestocks.lt. Neatitiktis pritaikyta 67 kartus. Bendrieji ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimai. Tai ūkiniai gyvūnai turi būti šeriami ekologiškai arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu pašarais, atitinkančiais gyvūnų mitybos reikalavimus skirtingais jo vystymosi etapais. Šerimui negalima naudoti pirmųjų metų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio P1 statusų varpinių javų. Pašarų priedus galima naudoti tik leidžiamus ekologinėje gamyboje. Neatitiktis pritaikyta 57 kartus. Toliau tiekėjų sertifikatų tikrinimas. Veiklos vykdytojai turi patikrinti tų veiklos vykdytojų, kurie yra jų tiekėjai sertifikatus. Tai yra veiklos vykdytojas turi patikrinti žaliavų produktų tiekėjų sertifikatus ir prisimti žaliavas ir produktus pagal tiekėjų sertifikatuose nurodytą veiklą ir produktų kategoriją. Pritaikyta neatitiktis buvo 50 kartų. Tada produktų pateikimas rinkai su nuoroda į ekologinę gamybą neturint sertifikatų. Tai produkciją galima realizuoti kaip ekologišką tik tą, kuris sertifikuojama ir yra nurodyta sertifikate. Neatitiktis pritaikyta 38 kartus. Taip ir apibendrinimas. Tikimės, kad šių mokymų metu supratote, kad svarbiausia yra tikslus ir teisingas dokumentacijos pildymas, atsekamumo užtikrinimas visose gamybos etapuose, tinkamas leidžiamų priemonių naudojimas bei nuolatinis teisės aktų laikymasis. Tai užtikrina tinkamą ekologinės gamybos praktiką, o atsakingas požiūris padeda išvengti nustatomų neatitikčių, bei esame visada pasiruošę atsakyti į klausimus. Papildomą informaciją šių ir kitų mokymų įrašus galite rasti mūsų interneto svetainėje ekoagros.lt skiltyje šviečiamoji informacija ir medžiaga. Jei vėliau turėsite klausimų, jūs galite pateikti svetainėje ekoagros.lt užpildę formą klauskite arba atsiųsti tiesiog elektroniniu paštu. Bei išsamus ekoagros mokymų planas taip pat skelbiamas mūsų tinklapyje bei Facebooko paskyroje. Tai ačiū už dėmesį, gal turėsite klausimų. Taip, tai klausimų matau nėra, tai pranešimą kaip ir baigiame. Ačiū labai už dalyvavimą ir geros visiems dienos. Ačiū.
Viso geriausio.